Hallelujah. Aleliuja. Our Savior is the King of Kings. Mūsų išgelbėtojas yra karalių karalius. He is the Lord of Lords. Jis yra viešpačių viešpats. He is the wisdom of the wise. Jis yra išmintingųjų išmintis. He is the treasure of all the rich people on earth. Jis yra lobis visų turtingųjų žmonių žemėje. He is the beginner and the finisher. Jis yra pradžia ir pabaiga. He is a mighty God. Jis yra didingas Dievas. And He is an awesome God. Ir jis yra nuostabus Dievas. He is deserving all our respect and love. Jis yra vertas visų mūsų pagarbos ir meilės. We need to welcome Him with holy reverence. Mes turime pasitikti jį su šventu nuolankumu. It's not me that I'm going to give you something. Tai ne aš duosiu jums kažką tai. Don't expect from me. Nesitikėkite iš manęs. I have nothing to give. Aš nieko neturiu duoti. But our Father has so much to give. Bet mūsų tėvas turi tiek daug duoti. So let us welcome Him. Todėl pasitikime jį, priimkime jį. That it will be a meeting between you and Him. Kad šis susitikimas būtų susitikimas tarp jūsų ir jo. Our Father is a gentleman. Mūsų tėvas yra džentelmenas. He doesn't force. Jisai nieko nedaro per jėgą. He just knocks the door of our heart. Jis tiesiog beldžiasi į mūsų širdies duris. If you open for Him, Jeigu jas atidarai, He will come tonight. jis ateis šį vakarą. He will surprise you. Ir jis tave nustebins. Let's pray. Pasimelskime. Our Father in heaven, Dangiškas tėve, we just want to say we love you. tiesiog norime pasakyti, jog mylime tave. Thank you, thank you, thank you. Ačiū, ačiū, ačiū. For you have given us the only begotten Son. Nes tu už mus atidavei vienintelį savo sūnų. That your Son was willing to offer His life. Nes tavo sūnus atidavė už mus savo gyvenimą. To pay the price of our sins. Kad apmokėtų kainą mūsų visų nuodėmių. And to buy us free. Ir atpirktų mus į laisvę. Thank you, your Son has set us free. Ačiū už tai, kad tavo sūnus išlaisvino mus. So we can call you Abba Father. Todėl, kad mes galime dabar į tave kreiptis, tėve. Our Father, we love you so much. Mūsų tėve, mes mylime tave labai. We want to glorify your Son tonight. Mes norime išaukštinti tavo sūnų šiandien. And it is not by mighty nor by power. It's not by the power of man. Ir tai ne žmogiškos, ne žmonių jėga. Everything what you do, you will do it by your Spirit. Visa, ką tu darysi savo dvasia. And we welcome you, Holy Spirit. Ir mes įeisime į šventąją dvasią. Welcome and do the will of God. Mes ją pasitiksime ir darysime Dievo darbus. And we ask you all these things in the priceless name, Jesus Christ. Ir viso šito tavęs prašome vertingiausių vardų Jėzaus Kristaus vardu. And the people of God say, Ir Dievo žmonės pasakė, Amen. Please Amen. be seated. prašom sėsti. Hallelujah. Aleliuja. My name is Abeba Rusom. Mano vardas yra Abeba Rusom. I am born in a very little country in the northeast of Africa. Gimiau labai mažoje Afrikos šalyje, šiaurės rytuose. And I am one among 9 children. Ir esu viena iš 9 vaikų. Hallelujah. Aleliuja. I have been born in an atmosphere of war. Gimiau karo laikų, karo atmosferoje. And the life was not easy. Ir gyvenimas nebuvo lengvas. Our country has been going through many colonialists. Mūsų šalis ėjo per daugybę kolonizacijų. In my time, it was the neighborhood Ethiopians. Mano laiku tai buvo konfliktai su Etiopija. And the Ethiopians want to have our country. Nes etiopiečiai norėjo mūsų šalies. Our country is naturally very rich country. Ir mūsų šalis yra labai turtinga, naudinga visomis iškasenomis. We were only 3.5 million. Gyventojų yra tik apie 3,5 milijono. The Ethiopians are above 70 millions. O etiopiečių virš 70 milijonų. And our people were waging war 30 bloody years. Ir tas kruvinas karas tęsiasi apie 30 metų. So I was just grown up in a fear.
Taigi aš buvau užaugusi baimėje, in grief, neapykantoje, in sorrow. nuoskaudoje, Though life was going on, nors gyvenimas tęsiasi, but I didn't grow up in a normal atmosphere. bet aš normalioje atmosferoje neužaugau. Anyway, my father was a believer, Kad ir kaip ten būtų, mano tėtis buvo tikintysis and his life was impacting my life. ir jo gyvenimas įtakojo mano gyvenimą. I knew Jesus when I was little kid, Aš jau žinojau Jėzų, kai buvau mažas vaikas, but I received him when I was teenager. bet priėmiau jį, kai buvau paauglė. I was always in love with Jesus Christ. Aš visada mylėjau Jėzų Kristų. Always he was so close to me. Visada jis man buvo labai artimas. So I finished my high school, Taigi aš baigiau savo vidurinę mokyklą and I went to the university and I studied like a midwife. ir aš įstojau į universitetą ir studijavau pribuvėjos specialybę. And I took also the professional nurse. Ir taipogi kaip profesionali seselė mokiausi. My husband was working in the petroleum, the petrol refinery. Vyras dirbo naftos perdirbimo įmoniai. Economically, we had enough. Ir iš finansinės pusės mes turėjome pakankamai. But the war was getting intensified and intensified. Bet karas vis smarkėjo ir smarkėjo. And it was time for us to just leave the country. Ir tiesiog atėjo metas mums palikti šalį. I saw my own brothers and family was killed. Aš mačiau, kaip mano pačios brolius ir šeimos narius žudė. So I and small 3 kids, we just fled from the country. Ir taigi aš būdama maža ir dar 3 vaikai iš šeimos, mes tiesiog pabėgome iš šalies. I was also carrying a baby. Ne visai supratau, reiškia, buvo jinai nėščia, kai bėgo tuo metu. So we came to Sweden. I have to make it very short. Turiu čia susitrumpinti, mes kažkurio tuo metu atvykome į Švediją. And the pain I had, no one can heal me. Ir tas skausmas, kurį aš turėjau, iš tikrųjų niekas negalėjo manęs išgydyti. I did not come to Sweden for money. Nes aš neatvykau į Švediją tam, kad uždirbti pinigų. I didn't choose Sweden for shelter. Aš nepasirinkau Švedijos kaip užuovėjos. It was a strategy of God. Tai buvo grinai Dievo strategija. I thought Sweden is a Christian country. Aš maniau, kad Švedija yra krikščioniška šalis. We grew up with this history. Sweden was Christian. Mes užaugome mokomi tokios istorijos, kad Švedija buvo krikščioniška šalis. So I chose Sweden. I thought they will understand my pain. Taigi aš pasirinkau Švediją ir galvojau, kad gal jie supras mano skausmą. My 3 kids and a baby, I came to Sweden. Mano 3 vaikai ir dar kūdikis iščiose, atvykome visi tokie į Švediją. What I expected, I did not find it. Ir to, ką aš tikėjausi, to aš ten nesuradau. Swedish people were not Christians. Švedai nebuvo krikščionys. So I was disappointed. Taigi aš buvau nusivylusi. I started to fight with God. Ir pradėjau kovoti su Dievu. I want to make the long history short. Ir aš noriu šitą ilgą istoriją sutrumpinti. Even though Sweden was not a Christian country, Netgi, kad ir Švedija nebuvo krikščioniška šalis, but I found Christ himself in Sweden. bet būtent aš atradau Kristų Švedijoje. He was there also. Jis ir ten buvo, pasirodo. And I just want to make it very short because I don't have time. Kadangi neturiu laiko, noriu labai sutrumpinti viską. Jesus Christ met me in a new way. Jėzus Kristus prisistatė man naujų būdų, When I was totally desperate, kai aš buvau absoliučioj depresijoje. I said the last minute, I don't want to have you. Paskutinę minutę aš pasakiau, kad aš nenoriu tavęs. And I threw the Bible. Ir aš išmečiau Bibliją. I just don't want to live. Aš tiesiog nenorėjau gyventi. At that moment, Tuo metu Jesus appeared to me physically.
Jėzus pasirodė man fiziškai. I saw him physically. Aš jį pamačiau He was fiziškai. in my room. Jis buvo mano kambaryje. He was bleeding from all over his body. Ir jis kraujavo iš viso savo kūno. But the eyes, how he looked at me, Bet akis, tai yra tas žvilgsnis, kaip jis žiūrėjo į mane, it was like a love in a fire. tai buvo tarsi meilė ugnyje. I was so much attracted by his eyes. Mane taip stipriai traukė jo žvilgsnis. His love, I cannot express it now. Jo meilės aš dabar negaliu išreikšti. And the moment I saw him with his bleeding, but his face full of love, Ir tuo metu, kai aš jį pamačiau visą kraujuojantį, bet su jo veidu pilnu meilės, he did not speak anything. jis nieko nesakė. He just gazed at me. Jis tiesiog pažvelgė į mane. So I bowed down. Taigi aš nusilenkiau. And I just asked him forgiveness. Ir aš tiesiog paprašiau jo atleidimo. Forgive me. Atleisk man. And at that moment, Ir tuo metu something lifted up from me. kažką pakėlė nuo manęs. His life and his love impacted my life. Jo gyvenimas ir jo meilė įtakojo mano gyvenimą. And the history is long, but I left everything. I start to study Bible. Ir ilga istorija, bet aš viską palikau ir aš ėmiau studijuoti Bibliją. And I was sick from the top of my head to the bottom of my feet. Sick, I was sick. Yes. Ir aš turėjau negalavimų nuo pat viršugalvio iki pat pėdų. Psychologically, I was tormented. Psichologiškai aš buvau tiesiog nukankinta. I was confused. Aš buvau sutrikusi. And I had migraine, headache. Turėjau migreną, galvos skausmus. It was terrible. Buvo siaubinga. I was having, what you call this, stomach pain and wounds in my stomach. Turėjau Ulcer. skrandžio opą. We call it ulcer. Opą skrandžio. And I had rheumatism. Turėjau reumatą. And I have this asthma. Astmą. And I was so full of bitterness. Ir buvau pilna kartėlio. I have this feeling of revenge. Turėjau tą jausmą keršto. I hated everyone at that time. Visų nekenčiau tuo metu. Everybody I saw, there is no devil. People are devil. Visus, ką aš pamatydavau, man asocijuodavosi su velniu. Žmonės buvo velnės. If at that time somebody will give me a weapon, Jeigu tuo metu man kas nors būtų davę ginklą, I believe I could have killed so many people. būčiau galėjusi tiek daug nudėti žmonių. Because I was full of bitterness. Nes buvau pilna kartėlio. But the Lord, Bet viešpats, when he touched me with his love, kai jis palėtė mane su savo meile, the first thing that happens, I start to forgive. pirmas dalykas, kas nutiko, aš pradėjau atleisti. And I start to receive forgiveness. Ir aš pradėjau gauti atleidimą. And I want to make it very short again. Ir noriu labai sutrumpinti. At the end of the day, even the doctor told me you have breast cancer. Tos dienos pabaigoje net daktaras pasakė, kad turiu krūties vėžį. But I found out my lover is also my healer. Bet taipogi supratau, kad mano mylimasis yra taipogi mano gydytojas. My lover is your lover. Kad mano mylimasis yra tas pats jūsų mylimasis. He is a healer. Jis yra gydytojas. He is real. Jis yra tikras. He say, Jis sakė, I'm the way, aš esu kelias, I'm the life, aš esu gyvenimas, I'm the truth. aš esu tiesa. No one can come without me to the Father. Niekas negali kitaip nueiti pas tėvą, kaip tik per mane. I embraced him. Ir aš jį apkabinau. I became in love with him. Aš įsimylėjau jį. I was reading the Bible 24 hours. Skaičiau Bibliją 24 valandas per parą. I was just kissing the Bible like this. Tiesiog bučiuodavau Bibliją. And I was totally mad with his love. Ir toje meilėje aš buvau tiesiog išprotėjusi. And all this diagnosis, it is documented in Sweden. Ir ta diagnozė, jinai yra sudokumentuota Švedijoje. When I knew that Jesus loves me, Kai aš žinojau, kad Jėzus myli mane, I am part of his body. aš esu dalis jo kūno. The price he paid for me, Kaina, kurią jis užmokėjo už it mane, was enough to heal me.
buvo pakankama, kad išgydytų So mane. I was totally healed. Taigi aš buvau visiškai išgydyta. Totally healed from all these diagnoses. Absoliučiai išgydyta nuo visos šitos diagnozės. He healed me my psychological disturbances. Jis išgydė mano psichologinius sutrikimus. He healed all my relational problems. Visas mano santykių problemas išgydė. In short, I want to tell you, I'm living heaven on earth. Ir jeigu trumpai noriu Jums pasakyti, kad aš gyvenu kaip rojuje čia žemėje. The kingdom of God is heaven on earth. Dievo karalystė yra rojus žemėje. I am a living testimony. Ir aš esu gyvas liudijimas. So I finished my Bible school, Taigi aš pabaigiau savo Biblijos mokyklą. and out of the love of Jesus, Ir iš tos meilės Jėzui I said like this. aš pasakiau, Jesus, if you can heal me, Jėzau, jei gali mane išgydyti, you can heal the whole world. gali išgydyti visą pasaulį. If you can forgive me, Jeigu gali man I atleisti, have the guarantee everybody is forgiven. aš turiu garantiją, kad kiekvienam atleidžiama. If I get all this blessing just for free, Jeigu aš visus šitos palaiminimus gaunu tiesiog už dyką, and the whole world must know it. tai visas pasaulis turi apie tai sužinoti. And I start to go to the streets and highways and byways. Ir aš tiesiog ėmiau eiti į gatves, į greitkelius, į visokius kelius I start to preach. ir ėmiau pamokslauti. I start to witness. Ėmiau liudyti. So many people came to the kingdom of God. Tiek daug žmonių atėjo į Dievo karalystę. Demons start to manifest. Velniai pradėjo reikštis. Many people became healed. Daug žmonių buvo išgydyti. We planted a church, Eritrean church in Sweden, Mes įsteigėme bažnyčią Švedijoje. and it continued. Ir ji tebetęsė veiklą. I belong to the church of Arken in Sweden. Aš priklausau Arkeno bažnyčiai Švedijoje. It's one of the biggest church. Jis yra viena iš didžiausių. Their vision is a healing ministry. Ir jos vizija yra išgydymo tarnavimai. And it attracted me. Ir jinai patraukė mane. I joined with them. Aš prisijungiau prie jų. And I am almost 28 years with them. Ir aš jau beveik 28 metai su jais kartu. And I'm working 24 hours with them. Ir aš 24 valandas per parą dirbu kartu su And jais. the ministry grew up. Ir bažnyčia tarnavimas išsiplėtė, išaugo. Now I am traveling in 5 continents. Dabar aš keliauju per 5 žemynus. We are planting churches. Mes įsteiginėjame bažnyčias. We are doing crusades, big crusades. Darome kryžiaus žygius. We are training pastors and leaders. Apmokome pastorius ir lyderius. We are equipping the women. Apmokome, aprūpiname moteris. We are doing mission things in 24 countries. Darome misijas 24 šalise. And many things is happening. Ir daug dalykų vyksta. It's not by me, Tai ne dėl manęs, but by the one who loves me. bet dėl to, kuris mane myli. The one who loves me, Dėl to, kuris mane myli. he is your lover. Jis ir jūsų mylimasis. He is your redeemer. Jis jūsų atpirkėjas. He is your healer. Jis jūsų gydytojas. He will change your life 100%. Jis 100% pakeis jūsų gyvenimą. He has guarantee to heal and change your life. Jis garantavo, kad pakeis jūsų gyvenimą ir išgydys jūs. So I just encourage you to know him. Tai aš tiesiog padrasinu jūs, kad jūs pažintumėt jį. Because he says, lack of knowledge, my people perish. Because of lack of knowledge. Nes jis sako, dėl žinių trūkumo mano žmonės pražūva. Our enemy is not the devil in the first one. Visų pirma, mūsų priešas nėra velnias. It's not the sickness or death. Tai nėra liga ar mirtis. It is lack of knowledge. Tai yra žinių trūkumas. The knowledge of the kingdom of God. Žinių apie Dievo karalystę. It's not the knowledge of the world that we are living in. Tai net ne apie tos žinias pasaulio, kuriame mes gyvename. The kingdom of our God. Mūsų Dievo karalystė It's a mystery. yra paslaptis, It's real. bet ji yra reali. You don't see it. Jos nematai,
But that is the source of all creation. Bet tai yra visos kūrinijos šaltinis. The kingdom of God Dievo karalystė. is the kingdom of all good things. Tai yra karalystė visų gerų dalykų. All good things comes from the kingdom of our Father. Visi geri dalykai ateina iš mūsų tėvo karalystės. There is no bad things in the kingdom of our Father. Mūsų tėvo karalystėje nėra blogų dalykų. No sickness, Jokių lygų, no depression, jokios depresijos, no pain, jokio skausmo, no clashes, jokių susidūrimų, no war, jokių karų, no fear, jokios baimės, no inferiority complexes. No inferiority complex, no ups and downs. jokių kompleksų emocinių. It's the kingdom of reality. Tai yra realybės karalystė. It's the kingdom of peace. Tai yra taikos It's karalystė. the kingdom of freedom. Tai yra laisvės It's karalystė. the kingdom of Tai joy. yra džiaugsmo karalystė. I love your pastor. Aš myliu jūsų pastorių. He is a free pastor. Jis laisvas pastorius. He can shout. Jis gali šaukti. He can jump. Jis gali šokinėti. Me too. Aš irgi. I'm crazy. Aš pamišusi. Because the Bible says, Nes Biblijoje parašyta, who the Spirit sets free is indeed free. kad dvasia išlaisvina, tas iš tiesų tampa laisvas. If the Spirit of God sets you free, Jeigu Dievo dvasia jūs išlaisvina, you are indeed free. jūs iš tiesų laisvi tampa. Culture cannot just form you. Culture cannot form. Kultūra negali tiesiog daugiau formuoti jūsų. Religion cannot just limit you. Religija negali apriboti jūsų. Problem cannot withhold you. Problemos negali jūsų sulaikyti. The one in you is greater than everybody. Tas, kuris yra jumise, yra didesnis už He visus is kitus. the Prince of Peace. Jisai yra taikos princas. He is the source of love. Jis yra meilės šaltinis. He is all-present God. Jis yra visur esantis Dievas. His name is Emmanuel. Jo vardas Emanuelis. God is with you. Dievas yra su jumis. 24 hours, God is with you. 24 valandas per parą Wherever Dievas you yra su are, jumis. God is with you. Kur jūs bebūtumėte, Dievas su jumis. Even if you make mistakes, Net jeigu jūs padarote klaidų, even if you feel that you are failing, net jei jaučiatės, kad jums nesiseka, He is with you Jis vis tiek su jumis, because He loves you. nes Jis jūs myli. He proved His love. He died while we were all sinners. Jisai savo meilę įrodė, kai Jisai mirė, kuomet mes visi buvom nusidėjėliai. He says, I will not leave you nor forsake you. Jis sako, aš tavęs nepaliksiu ir neišsižadėsiu. He loves the sinners, Jis myli nuodėmingusius, but He hates sin. bet nekenčia nuodėmės. Sin is a destructive thing, Nuodėmė yra a destructive power. greunanti jėga. Sin can kill us. Nuodėmė gali užmušti mus. Jesus hates sin, Jėzus nekenčia nuodėmės, but He loves the sinner. bet nusidėjėlį Jis myli. And He paid the price for all the sinners. Ir Jis užmokėjo kainą už visus nusidėjėlius. Now He opens the door to heaven. Ir dabar Jis atidaro duris į dangų. He says, I am the door. Jisai sako, aš esu duris, I am the way. aš esu kelias, I am the life, the bread of life. E, I am the bread of life. Bread. aš esu gyvenimo duona, I am the water of life. aš esu gyvenimo vanduo, I am the light. aš esu šviesa. Jesus is all in all. Say all in all with me. Jėzus yra viskas visur, All in all. viskas visame, All present God. visur esantis Dievas, All knowing God. visa žinantis Dievas, Almighty God. visa galis Dievas. Hallelujah. Aleliuja. Praise the Lord. Šlovė viešpačiui. So He says that you will know the truth. Ir Jis sako, kad tu žinosi tiesą. Who is the truth? Kas yra tiesa? Jesus is the only truth. Jėzus yra vienintelė tiesa. And you will know the truth, and the truth will set you free. Ir tu sužinosi tiesą ir tiesa tave išlaisvins. Hallelujah. Aleliuja. Hallelujah. Aleliuja. If we don't know the truth, Jeigu mes nežinome tiesos, we will lack the knowledge of truth, mums trūks žinių apie tiesą. and we can perish. Ir mes galime pražūti. That's why He gave us the truth. Todėl Jis mums davė tiesą. Jesus, in the beginning, Jėzus pradžioje, He was the Word. The Word of God. Jis buvo žodis. He was the Word of God. Jis buvo Dievo žodis. It says in John 1:1, Jono 1:1 parašyta. in the beginning, Pradžioje there was a Word.
buvo žodis. The Word was in God. Žodis buvo pas Dievą The Word was God. ir žodis buvo Dievas. Everything was created by Him. Viskas buvo sukurta per jį. There is nothing which is not created without Him. Nėra nieko, kas nebūtų sukurta per jį. It says, in Him was the life. Yra pasakyta, kad jame buvo gyvybė. And the life was the light of human being. Ir ta gyvybė buvo žmogiška gyvybė. The light shines amongst the darkness. Kad šviesa šviečia į tamsą. And the darkness cannot withhold the light. Ir kad tamsa negali pasipriešinti šviesai. Do you know what does it mean this? Žinot, ką tai reiškia? All that comes from the devil Kad visa, kas ateina iš velnio, is darkness. yra tamsa. It terrorizes us. Jį gazdina mus, It gives us pain, jį suteikia mums skausmo, fear and depression, baimę ir depresiją, sickness and all destruction. ligas ir bet kokias nelaimės. Everything that comes from the devil. Visa, kas ateina iš It velnio. doesn't bring good news to our life. Tai net neša gerų žinių mums į gyvenimą. And our body doesn't feel good. Ir mūsų kūnas irgi nesijaučia gerai. But Jesus, Bet Jėzus, He is the light of the world. jis yra gyvenimo šviesa. When you receive Jesus, Kai jūs priimate Jėzų, when you believe in Jesus, kai jūs tikite Jėzumi, nothing is impossible for Him. nieko nėra neįmanomo jums, So He can deliver you. nes jis gali išpildyti. He can forgive you. Jis atėjo, kad atleistų jums. He can heal you. Jis gali išgydyti jumis. He can restore you. Jis gali atnaujinti jūs. Nothing is impossible Nieko nėra neįmanomo. for those who believe in Him. Tiems, kas tiki į jį. Do you believe in Him? Ar jūs tikite į Do jį? you believe in Him? Ar jūs tikite į jį? Then there is nothing impossible. Tada nėra nieko neįmanomo jums. He is bigger than your sickness. Jis yra didesnis už jūsų ligas. He is bigger than your problem. Jis yra didesnis už visas He problemas. is so big. Jis yra toks didelis, So everything has to bow down before kad Him. visa turi nusilenkti prieš jį. And He loves you so much Ir jis taip stipriai jūs myli, because you are so precious. nes jūs tokie brangus jam. Do you know that you are very precious? Ar žinojote, kad jūs brangus? That you are priceless. Kad jūs neįkainojami. Gold and silver cannot buy you free. Auksas ir sidabras negali jūsų nupirkti. Gold and silver could not clean us from our sins. Auksas ir sidabras negali apvalyti mus nuo mūsų nuodėmių. There was no price underneath heaven to set us free. Po šio dangumi nebuvo jokios kainos, kuri galėtų išlaisvinti mus. That's why it demanded the most expensive price. Todėl buvo pareikalauta pačios didžiausios kainos. There is no higher price than Jesus Christ. Ir nėra didesnės kainos negu Jėzus Kristus. He is the beginner and the finisher. Jis yra pradėjėjas ir užbaigėjas. He is Alpha and Omega. Alfa ir Omega. He is the Lion of Judah. He's the Lion of Judah. Jis yra iš Judo kilmės. He is a morning shining star. Jis yra šviečianti žvaigždė. So, his life was the only price to save you. Taigi jo gyvybė buvo vienintelė kaina, kad You. išgelbėti jumis. You. Tave. Why? Kodėl? Because you are so precious. Todėl, kad tu toks brangus. You are so priceless. Tu toks neįkainojamas. Hello. Alio, This is the truth. tai yra tiesa. You might have gone through different circumstances. Jūs galbūt praėjote pro įvairias aplinkybės. Culture might have formed you Galbūt kultūra jūs formavo to be somebody else. būti kažko kitu. Some of you feel, okay, I'm okay. Kai kuriems iš jūsų atrodo, kad man viskas gerai. Some of you may feel that you are nothing. Kai kuriems gal atrodo, kad aš esu niekas. You don't look like beautiful. You don't look like beautiful. You believe that you don't look like beautiful. Beautiful. Very beautiful. Attractive. Jums netrodo, kad jūs esate gražus. You hate yourself Nekenčiate savęs. and many other things. Ir daug kitų dalykų. But that is the devil. That's the devil. Bet visa tai yra iš šėtono. Your original nature is a priceless nature. Tavo tikroji kilmė yra neįkainojama kilmė. In Genesis chapter 1:26,
Pradžios knygoje, 1 skyriuje, 26 eilutėje. I want you to write. Aš noriu, kad jūs And užsirašytumėte I want you to meditate. ir kad ties to medituotumėte. Will you please read for them? Aš perskaitysiu. Pradžios knygos 1 skyrius, eilutės 26-28. Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę, bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis. Jis jį, vyrą ir moterį, sutvėrė jis. Dievas juos palaimino ir tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės. Hallelujah. Aleliuja. This is a mystery. Tai yra paslaptis. We need the grace of God to be revealed in us. Mums reikia, kad Dievo malonė mums atsiskleistų, apsireikštų. This is the biggest secret mystery of our life. Nes tai yra didžiausia paslaptis mūsų gyvenime. Why we are created? Dėl ko mes esame sukurti? Who are we? Kas mes tokie? Why we are created? Dėl ko mes sukurti? God created heavens Dievas sukūrė dangų and everything in the universe, ir visa, kas tik yra visatoje, all the big galaxies visas didžiulės galaktikas and the earth, ir žemę, everything which is in the earth ir visa, kas tik yra žemėje, and the ocean, vandenynus everything the ocean ir and the ocean. visa, kas yra vandenynuose. It took for him 5 days. Ir tai jam užtruko 5 dienas. And he said every day it was good. Ir kiekvieną dieną jis sakydavo, kad tai yra gerai. And on the 6th day, Ir 6 dieną then he said, jis pasakė, I will paraphrase it. aš perfrazuosiu, He said, now jis pasakė, dabar let us create imkime ir sukurkime a man žmogų in our image pagal mūsų atvaizdą, to be in our likeness. pagal mūsų panašumą. And God created Ir Dievas sukūrė man vyrą in his image, pagal savo atvaizdą exactly in his likeness. ir grinai tiesiogiai jo panašumą. He designed and fashioned it exactly like himself. Jis jį sukūrė ir padarė lygiai tokį kaip jis pats. He was seeing himself when he was creating human being. Jisai žiūrėjo į save, kai jisai kūrė žmogų. And he said it was very good. Ir jis pasakė, tai yra labai gerai. And he created man and woman in his image. Ir jis sukūrė vyrą ir moterį pagal savo atvaizdą. A woman looks like exactly like God. Ir moteris atrodo irgi lygiai taip kaip Dievas. A man looks like exactly like God. Ir vyras atrodo lygiai kaip Dievas. In fact, man was both man and woman in one. Man, when God created man, it was plural. Kai Dievas sukūrė vyrą, tai buvo vyras ir moteris viename. It was man and woman in one. Tai buvo ir vyras ir moteris viename. And God said, Ir Dievas pasakė, let them rule. leiskime jiems valdyti. Say with me, let them rule. Pasakykite kartu, leiskime jiems valdyti. That was law from heaven. Tai buvo įstatymas iš dangaus, įsakymas. If God says, Jei Dievas pasako, it becomes forever. tai tampa amžinybė, tai įtvirtinama It amžinybė. will not be changed. Tai nebus pakeista. What God says, Ką Dievas pasako, it endures forever. tai trunka amžinai. God never wants a correction. Dievas niekada nenori pataisos. What he says is a living power. Tai, kai jisai pasako, tai yra gyvenanti jėga. He did not say, let us rule. Jisai nepasakė, leiskite mums valdyti. He did not include himself Jis neįtraukė savęs in the program of earth. į žemės programą.
And in chapter 2, Ir antrame skyriuje, from 5 to 7, nuo 5 iki 7 eilutės, it says like this: the earth was dry, there was no plant, there was nothing green. ten rašoma taip, kad žemė buvo sausa ir tuščia, nebuvo jokios augmenijos. Why? Dėl ko? Because it says there was no man to work on it. Kodėl? Todėl, kad parašyta, kad nebuvo jokio žmogaus, kad dirbtų žemę. And God just formed the dust from out of the dust Ir Dievas suformavo žmogų iš dulkių. and put the man inside the dust. Ir įdėjo žmogų į tas dulkes. Man is a spirit being, Žmogus yra dvasinė būtybė. but the dust is the physical body. Bet tos dulkės tai yra jo fizinis kūnas. It is a house for the spiritual man. Tai yra namai dvasiniam žmogui. In fact, in Greek it says hymos is a dust, Graikų kalboje himos yra dulkės, man is a spirit. o žmogus yra dvasia. So our nature is the nature of God. Taigi mūsų kilmė yra dieviška kilmė. God is a spirit, Dievas yra dvasia. and we are a spirit. Ir mes irgi esame dvasiškos Our būtybės. nature is a spirit. Mūsų kilmė yra dvasiška. That's why when we die, Todėl, kai mes mirštame, the body, it comes back to the earth. kūnas grįžta atgal į žemę, But the spirit continues. bet dvasia kyla į viršų, gyvena toliau. If you receive Jesus Christ, Jeigu tu priėmė Jėzų Kristų, you come home. tu grįžti į namus. The home of the spirit is in heaven. Dvasios namai yra danguje. Why did God create heavens and earth? Dėl ko Dievas sukūrė dangų ir žemę? Because he wants to expand his kingdom. Nes jis norėjo išplėsti savo karalystę. A kingdom of peace. Taikos karalystę. A kingdom of mystery. Paslapties karalystę. A kingdom of love. Meilės karalystę. A kingdom of creation and creativity. Kūrinijos ir kūrybingumo karalystę. A kingdom of joy. Džiaugsmo karalystę. So God wants to expand his kingdom. Taigi Dievas norėjo išplėsti savo karalystę. And he will rule in heaven, Ir jis valdys danguje. and we, Ir mes, you tu, and me, ir aš, and you, ir tu, and you, ir tu, and you, ir tu, all of us, visi mes, that we will rule on earth. mes valdysime žemėje. So every one of us, Taigi kiekvienas iš mūsų, we are created leaders. mes esame sukurti lyderiai. Hello. Alio, You are a ruler. tu esi valdovas. You are a ruler. Tu esi valdovas. That's why we don't like somebody to control upon us. Todėl mums ir nepatinka, kai kažkas bando mus kontroliuoti. We react. Mes iškart reaguojame. We don't love it. Mums tai nepatinka. It's natural Tai natūralu, that to dream to be a big person. kad mes svajojame būti didžia asmenybė. It's not bad. It's not bad. It's not bad. Tai nėra blogai, Because we are created to be big. nes mes esame sukurti, kad būtume didingi. We are created to be like God. Mes esame sukurti, kad būtumėm kaip Dievas. Are you here tonight? Ar jūs čia šiąnakt? And then we have to rule. Ir tada mes turime valdyti. The culture, Kultūra and the religion, ir religija and the circumstances, ir aplinkybės, our family, mūsų šeima, people around us, mūsų pantis žmonės, they formed us jie suformavo mus to be nothing. būti nieko. That is the devil. Tai yra šėtonas. We feel that we are nothing. Mes jaučiamės, tarsi mes būtumėm niekas. And many of us, I'm sure, we were questioning why I'm here on earth. Ir esu tikra, kad daugelis iš mūsų klausinėjome, dėl ko aš čia esu šioje žemėje. Sometimes in your life, I think this question has come to you. Aš tikiu, kad kažkurio tai metu gyvenime šitas klausimas kilo jums. It is because of the fall of man. Tai buvo dėl žmogaus nuopolio, The devil has gotten access. nes velnės gavo įėjimą He wants to put us under his feet.
ir jis nori mus pastatyti savo po kojomis. I will teach you tomorrow about this. Rytoj aš mokysiu apie tai. And Jesus Christ, Ir Jėzus Kristus, he do what he says. darykit, ką jis sako. He said, I am with you. Jis pasakė, aš esu su jumis. I will not leave you. Aš jūsų nepaliksiu. I will not forsake you. Neatsisakysiu, neišsižadėsiu jūsų. That's why he came back Dėl to jisai sugrįžo in a physical body. fizinėme kūne. Because God said, rule on earth. Nes Dievas pasakė, valdyk žemėje. So God cannot do whatever he wants to do. God cannot do whatever he wants to do without a permission of man. Taigi Dievas negali daryti tiesiog, ką panorėjęs, be žmogaus sutikimo. He needs you. Jam reikia jūsų. Through you, he wants to expand his kingdom. Per jūs jis nori plėsti savo karalystę. And that's why he always asks people. Ir todėl jis visada klausia žmonių. In the Old Testament, always he asked people, Senojo testamento laikais jis visada klausdavo žmonių. and he wrote all his plans and purposes in the Bible. Ir jis užrašė visus savo planus ir tikslus He Biblijoje. says, if you do like this, Jis sakė, jeigu darysite I šitaip, will do like this. aš darysiu šitaip. If you do like this, Jeigu darysite šitaip, it will happen like this. viskas įvyks taip. If you do like this, O jeigu darysite taip, he is depending on us. jis yra priklausomas nuo mūsų. Are you here tonight? Ar jūs čia šį Are you vakarą? here Ar tonight? jūs čia? God is depending on us. Dievas priklausomas nuo mūsų. That we will have cooperation with him, Kad mes turėtumėm bendradarbiavimą su juo. that we will be reconciled with him, Kad mes būtumėm iš naujo sutaikyti, susijungę su juo. that we will be clean from all our sins, Kad mes būtumėm apvalyti nuo visų savo nuodėmių. that we will be free from our sickness and depressions, Kad būtume išlaisvinti nuo savo ligų ir depresijų. that we just take back all good things in us. Kad mes tiesiog priimtumėm visą tai, kas gera į mus. Then we become his ambassadors here on earth. Kad taptume jo ambasadoriais čia žemėje. You are the ambassador of heaven. Tu esi dangaus ambasadorius. It doesn't matter where you are. Nesvarbu, kur tu esi. His ambassadors, Jūs esate ambasadoriai. they don't sit in a four corners room. Jie nesėdi kambaries tarp keturių sienų. Wherever they go, they are ambassadors. Visur, kur jie beitų, jie yra ambasadoriai. Whatever they clothes, they are ambassadors. Kad ir ką jie būtų apsirengę, jie tebėra You ambasadoriai. are the representative of heaven. Jūs esate dangaus atstovai. When you are connected with God, Kai jūs esate susijungę su Dievu. when you receive back the Holy Spirit, Kai jūs priimate šventąją dvasią. you are exactly like God. Jūs tampate grinai tokie kaip Dievas. The Spirit of God dwells in you, Dievo dvasia veikia jumise. and there is light in you. Ir jumise yra šviesa. That's why he said, Todėl jis pasakė, I am the light of the world. aš esu pasaulio šviesa. And in the Bible he tells us, you are the light of the world. Ir Biblijoje rašome, kad jūs esate pasaulio šviesa. Hallelujah. Aleliuja. Hallelujah. Aleliuja. You are the apple of his eyes. Apple, the apple of his eyes. Jūs esate jo akies obuolys. You are the most precious person on earth for him. Jūs esate pats brangiausias žmogus jam. He wants you back to him. Jis nori, kad jūs grįžtumėt pas jį. He wants you to know him. Jis nori, kad jūs pažintumėt jį. If you know him, Jei pažįstate jį, you will see him. pamatysite jį. When you see him, Kai jūs jį pamatysit, you will love him. pamilsit jį. He's the most beautiful person in all creation. Jis yra pati gražiausia asmenybė visoje kūrinyje. If you see him, you will not want to see other things. Jei jūs jį pamatysite, daugiau nieko nebenorėsite matyti. His love is like a magnet. Jo meilė tarsi magnetas. You will be attracted by him. Jūs būsite jos traukiami prie jo. As long as you focus on him, Tol, kol jūsų fokusas bus į jį, you get transformed jūs keisitės into his image. į jo atvaizdą. You start to look like him. Pradėsite atrodyti panašesni į jį. You start to think like him. Pradėsite mąstyti taip, kaip jis mąsto. You start to act like him. Pradėsite elgtis taip, kaip You jis. start to speak like him. Pradėsite šnekėti taip, kaip jis. You hear the voice of heaven Jūs išgirsite dangaus balsą and you speak here. ir jūs jį išnekėsite čia. You say like this.
Sakysite taip. God says, Dievas sako, you are healed today. tu esi čia šiandieną. And people get healed. Tu esi išgydyta šiandieną ir žmonės taps išgydyti. But you have to have fellowship with Him. Bet tu turi turėti draugystę su juo. You have to have an intimate love relationship with Him. Tu turi turėti intimius meilės santykius su juo. First, He loves you so much. Visų pirma, jis tave taip stipriai myli. He wants you all the time. Jis visada trokšta jūsų. That's why He says, I will never leave you. Todėl jisai sako, niekada You tavęs are nepaliksiu. mine. Tu esi mano. I love you so much. Aš taip stipriai tave Don't myliu. leave me. Nepalik manęs. I created you for me. Aš sukūriau tave dėl I will manęs. not leave you. I will not leave you. Aš tavęs nepaliksiu. Even if you leave me, Net jei tu mane I will paliksi, not leave aš you. tavęs nepaliksiu. Hello. Alio. Hallelujah. Aleliuja. Hallelujah. Aleliuja. He did not create you Jis tavęs nesukūrė to be a servant, būti tarnu, but He created you to be His friend. bet jis sukūrė tave būti jo draugu. He created you to be His bride. Jis sukūrė tave būti jo nuotaka. He's in love with you. Jis įsimylėjęs tave. Okay, I'm going to read the Bible scripture which Pastor Hedy has wrote, and that is Song of Songs. Gerai, perskaitysiu iš Biblijos ištrauką, kur pastorė Hedy užrašė Giesmių giesmė 2 skyrius 10-11 eilutės. Mano mylimasis man kalba, kelkis mano mylimoji, mano gražuolė ateik. Žiema jau praėjo, lietus pasibaigė ir liovėsi. And God is saying to you, it's not me. He say, you my beautiful one. Dievas jums sako, tu mano mylimasis, mano gražusis. He is just telling you, come to me. Sako, ateik pas mane. Come to my heart. Ateik pas mane, ateik mano širdį. And the winter is past. Problem is past. Žiema baigėsi, problemos pasibaigė. I just took care of that at the cross of Calvary. Aš pasirūpinau I took care of that, of all the problems. visomis problemomis. I finished it. Pabaigiau viską. Now it is time of love. Dabar metas meiliai. You are mine. Jūs esate mano And I'm yours. ir aš esu jūsų. You are mine. Jūs esate mano. You can be a wife or a husband for a woman or a man for a short period of time. Can be a husband or a wife for a short period of time. Jūs tampate vyrais arba žmonomis trumpam laikotarpiui. When we compare it with the eternity. Jeigu mes lygintume tai su amžinybė. But at the end of the day, we are coming to Him. Bet galų gale mes ateisime pas jį. He is the bridegroom forever. Jis yra mūsų jaunikis amžinybėje. And He is saying, come out. Ir jis sako, išeik, ateik. Come out from tradition. Išeik iš tų tradicijų. Come out from your problem. Išeik iš savo problemų. Come out from your pain. Išeik iš savo skausmo. You my beautiful, I need you. Tu mano gražuolė, man Come to tavęs me. reikia. Ateik šiandien. Come to me, let's go to the flowers. Ateik, eime prie gėlių. Let's enjoy our harmony and honeymoon love relationship. Mėgaukimės savo harmoningais santykiais mūsų medaus mėnesyje. And He is saying, show me your face. Ir jisai sako, parodyk man savo veidą. Hello. Alio. Hello. He's saying, show me your face. Jis sako, parodyk savo veidą. Your face is so beautiful, I need it. Tavo veidas toks gražus, man jo reikia. Let me hear your voice. Leisk išgirsti tavo balsą. Your voice is so sweet, I want to hear you. Tavo balsas toks gražus, aš noriu jį išgirsti. Come on, you are mine. Ateik, tu esi mano. When? Kada? Today. Šiandien. Today. Šiandien. Today. Šiandien. You will enjoy life of heaven on earth. Šiandien tu mėgausiesi dangiškų gyvenimų žemėje. Oh, it's so sweet. O jis toks saldus yra. It's sweeter than wine. Jis saldesnis už vyną. It's sweeter than honey. Saldesnis už medų. It's better than the love of man or mother or father. Jis yra geriau negu meilė vyro, tėvo ar motinos. You cannot describe that love. It's special. Tu negali apibūdinti tos meilės, jinai yra ypatinga. That love has the power to heal you.
Ta meilė turi jėgą išgydyti tave. That love has the power to change you to be the real you. Ta meilė turi jėgą pakeisti tave, kad tu būtum tikrasis tu. You need to know the real you. Tu turi pažinti tikrąjį save. Today you are not the real you. Šiandieną tu nesi tikrasis tu. You need the love of Jesus Christ. Tau reikia Jėzaus Kristaus meilės. You need to know what the price has been paid at the cross. Tu turi suprasti, kokia kaina buvo sumokėta ant kryžiaus. The price is paid for you, my sister, brother. Kaina buvo sumokėta už tave, mano sesė ir broli. So that you will enjoy the love life. Tam, kad tu galėtum mėgautis meilės gyvenimu. So that you can say early in the morning, Kad tu galėtum sakyti amen ryte. oh, my beloved, you are mine. O mano mylimasis, tu esi mano. I am yours. O aš esu tavo. I love you, I love you. Myliu tave, myliu. Yeah, I want to just hug you. Mwah, 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 mwah. Tiesiog noriu tave išbučiuoti. Hello. Alio? Yeah. Taip, Yes. taip. Hallelujah. Aleliuja. Then, Tada, if you know jeigu tu žinai, that you know, kad tu žinai, that you know, kad tu žinai, that you are both free, kad jūs esate abu laisvi, then you have become like him. tada tu tampi toks kaip jis. You need to know Tu turi žinoti, when you receive Jesus Christ, kai tu priimi Jėzų Kristų, you have become a new creation. tu tampi naujų kūrinių. You are not the one whom the people knew you. Tu nesi tas, kurį žmonės pažinojo. You are not the one whom your parents knew you. Tu nebesi tas, kokį tave tėvai pažinojo. You have become a new creation. Tu tapai naujų kūrinių. The past is gone. Praeitis yra dingusi. Something new has come. Kažkas naujo atėjo. Something wonderful has come. Kažkas nuostabaus atėjo. Then it's up to you to discover it. Ir tai priklauso nuo tavęs, kad atrastum tai. Up to you to discover it. Tu turi atrasti tai. In John chapter 1, Jono 1 skyriuje. verse 12 until 14. Eilutės 12-14. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos. Hallelujah. Aleliuja. Hallelujah. Please Hallelujah. meditate on the word of God. Prašau, medituokite ant Dievo žodžio. For those who receive him, Tiems, kurie priėmė jį, anyone, bet kam, it doesn't matter your past. nesvarbu tavo praeitis. If you have been a drug addictor, Galbūt tu buvai priklausomas nuo narkotikų, a criminal, nusikaltelis, a murderer, žudikas, and it doesn't matter whatsoever. nesvarbu, kas tai bebūtų. When we receive him, Kai mes jį priimame, every human being, kiekvienas žmogus, we receive the right to be like Jesus. mes gauname teisę būti tokie kaip Jėzus. He is the Son of God, Jis yra Dievo sūnus. and we become the children of God. Ir mes tampame Dievo vaikai. Hello. Alio, Do you know what right means? Right, right. ar žinote, ką reiškia teisė? Right means that you have it. Teisė reiškia, kad jūs ją turite. Everything what God is, everything what God is, Visa, kas yra Dievas, everything what God has, visa, ką Dievas turi, everything what God can do, visa, ką Dievas gali padaryti, it belongs to you. tai priklauso jums. May I hear amen? Ar galiu išgirsti amen? Did you understand it? Ar supratote tai? You become the children of God, Jūs tampate Dievo vaikais. and you have all the right. Ir jūs turite visas teisės. God gives only good and perfect gift. Dievas dovanoja tik tai gerą ir tobulą dovaną. There is no bad gift in God. Pas Dievą nėra blogų dovanų. All good things belongs to him. Visi geri dalykai priklauso jam. And you can say, Ir jūs galite pasakyti, all good things belong to me. visi geri dalykai priklauso ir man. I am the heir of God. I am the heir of God. Aš esu Dievo paveldėtojas.
And I want to take him more to Romans chapter 8. Ir norėčiau, kad atsiverstumėm Romiečiams 8 skyrių And we will read from verse 12 to 14 maybe. ir perskaitysime nuo 12 iki 14 eilutės. Hallelujah. Aleliuja. Yes. Taigi, broliai, Mhm. mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. And 14 and 15. Ir 14 ir 15 dar kartelį. Mhm. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūsgi gavote ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės dvasią, kurią šaukiame Abba tėve. Did you read it 16 also? No. Read it. 16. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. And 17. 17. Yeah. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Dievo paveldėtojai yra Kristaus bendra paveldėtojai. Jeigu tik su juo kenčiame, kad su juo būtume pašlovinti. Hallelujah. Aleliuja. And this number 17, if we are the children of God, Ir šita 17 eilutė, mes esame Dievo vaikai, we are the heirs of God. mes esame ir Dievo paveldėtojai. We are shareholders with Jesus. Mes esame bendraakcininkai kartu su Jėzumi. We have the same right like Jesus. Mes turime tas pačias teisės kaip ir Jėzus. We have the same power like Jesus. Turime tą pačią jėgą kaip ir Jėzus. We have the same glory like Jesus. Turime tą pačią šlovę kaip Jėzus. Now, Dabar. you need to know it. Jums reikia tą žinoti. And you can say every day, Ir jūs galite kiekvieną dieną sakyti, everything what God have, kiekvienas geras dalykas, kad Dievas it turi, belongs to me. jis ir man priklauso. It belongs to me. Jis man priklauso. I am the ruler of the earth. Aš esu žemės valdovas. I am the one who decides Aš esu tas, kuris sprendžia. because of the one in me. Dėl to, kuris yra manyje. In Jesus' name. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Hallelujah. Aleliuja. So I just want to jump some other thing. I just want to give you basic ground. Norėčiau peršokti šiek tiek į kitą dalyką, nes noriu duoti tiesiog pamatus, pamatinius principus. When we receive Jesus Christ, Kai mes priimame Jėzų Kristų, everything in us changes. viskas mumise pasikeičia. We don't belong to the world. Mes nebepriklausome pasauliui. You are no longer Estonians. Jūs daugiau nebesate estai. You are no longer Russians, Lithuanians. Jūs daugiau Excuse me, nebesate lietuviai. Excuse me. Atleiskit. You are no longer. Jūs daugiau nebesate. You are the citizens of heaven. Citizens of heaven. Jūs esate dangaus gyventojai. Our home is heaven. Mūsų namai yra dangus. Why we are here? Kai mes esame čia, To rule. ką mes esame čia? Valdyti. To bring the kingdom of God on earth. Kad atneštume Dievo karalystę čia į žemę. That's why the disciples asked Jesus. Todėl mokiniai Jėzaus paklausė. They asked him, Jie jo paklausė. Master, Valdove, teach us how to pray. išmokyk mūsų melstis. And he told them, Ir jis jiems atsakė. pray like this. Melskitės šitaip. Our Father Tėve mūsų, in heaven, kuris esi danguje. not in earth, on earth. Ne žemėje, In heaven, bet danguje. hallowed be thy name. Tiesie šventas tavo vardas. God has eternal integrity. Dievas turi amžiną vientisumą. If he says, he never changes it. Jeigu jis pasakė, tai niekada nepasikeis. If he speaks, he must do it. Jeigu jis pasakė, jis padarys. His word he has put above his names. Savo žodį jis iškėlė aukščiau savo vardo. And he told them, our Father in heaven, Ir jis jiems pasakė, tėve mūsų, hallowed kuris be esi thy danguje. name. Thy name, hallowed be thy name. Tiesie šventas tavo vardas. We know that you never change. Mes žinome, kad tu niekada nesikeiti. Your word lives forever.
Tavo žodis gyvas per amžius. And your word is life. Ir tavo žodis yra gyvenimas. Let thy kingdom come. Te ateinie tavo karalystė. Hello. Alio, Hello. alio. If you don't say that, Jeigu taip nesakysit, his kingdom will not come. jo karalystė neateis. You have to decide. Jūs turit nuspręsti. You, the child of God, Ar jūs Dievo vaikas? you are the ambassador of God. Ar jūs Dievo ambasadorius? He wants his kingdom to come here, Jis nori, kad jo karalystė čia ateitų. and he wants you that you say it. Ir jis nori, kad jūs tą išsakytumėt. You say it. Kad jūs išsakytumėt. And he will release the power of his kingdom. Ir jūs išlaisvinsite tą jėgą jo karalystės. Let thy kingdom come, Tai ateinie tavo karalystė. and thy will be done. Ir tebūnie tavo valia. The will of God Dievo valia is a perfect will upon your life. yra tobula valia tavo gyvenime. Is the highest will upon your life. Tai yra aukščiausia valia tavo gyvenime. He wants you to be the head, not the tail. Jis nori, kad tu būtum galva, o ne odega. He wants you to be above, not beneath. Jis nori, kad tu būtum virš, ne po. He wants you to be a woman and man of integrity. Jis nori, kad tu būtum moteris ir vyras integralūs, vientisi. He wants you to be strong. Jis nori, kad tu būtum tvirtas. Hello. Alio. That's why he said, Todėl jis pasakė, if you are weak, jei esi silpnas, let the weak say, I am strong. tegu silpnieji sako, aš esu stiprus. He wants you to be rich. Jis nori, kad tu būtum turtingas. Hello. Alio. Hello. Alio. He doesn't want that you lack of anything, Jis nenori, kad tau kažko trūktų, because you are the heir. nes tu esi paveldėtojas. You own heaven. Tau priklauso dangus. And that's why he says, if there is anyone Ir poor, todėl, ir todėl jis sako, jeigu yra kas nors let him say, I'm rich. stokojantis, te sako, aš esu turtingas. Maybe you don't have money in your pocket, Galbūt neturi pinigų savo kišenėje, but the money in heaven is yours. bet pinigai danguje yra tavo. Your bank is in heaven. Tavo bankas yra danguje. You have to speak. Tu turi šnekėti. You have to speak Turi šnekėti according the will of God. palei Dievo valią. What is the will of God? Kas yra Dievo valia? That you live without any sickness. Kad tu gyventum be jokių lygų. Is it possible? Ar tai įmanoma? Yes. Taip. Look at me. Pažvelkite į mane. Look at me. Pažvelkite į mane. I am above 60, Man virš 60, but I am stronger than you. bet aš stipresnė už jūs. You are the ruler. Tu esi valdovas. How do you rule? Kaip tu valdai? You have a hidden ruler in your spirit. Tu turi užslėptą valdovą savo dvasioje. You are born to rule. Tu esi gimęs valdyti. You are a leader, Tu esi lyderis, but you have to discover it. bet tu turi tą atrasti. And you have to develop it. Ir tu turi tą išvystyti. You have a leadership spirit. Tu turi lyderystės dvasią. It's the same spirit like Jesus. Tai yra ta pati dvasia kaip ir Jėzaus. It's the same spirit like God. Tai yra ta pati dvasia kaip ir Dievo. And you have to have spirit of leadership. Ir tu turi turėti lyderystės dvasią. It's two different things. Tai yra du skirtingi dalykai. Your nature is a leader. Tavo kilmė yra lyderis. You have to discover it. Tu turi jį atrasti. And then you have to develop it. Ir tada tu turi jį išvystyti. How should I be a leader? Kaip aš turėčiau būti lyderis? The heavenly principles is totally different than this world. Dangiškiai principai yra visiškai kitokie negu šio pasaulio. A leader of this world, Šio pasaulio lyderis, they want them to serve. jis nori, kad jam tarnautų. They want you that you bow to them. Jie nori, kad jūs jiems lenktumėtės. They want you to serve them. Jie nori, kad jiems tarnautumėt. They want to make you servants. Jie nori padaryti jūs tarnais. But the leadership of heaven, Bet dangaus lyderystė that we serve people.
yra ta, kad mes tarnaujame žmonėms. Jesus Christ. Jėzus Kristus He just kneeled down tiesiog atsiklaupė. and he washed Tiesiog atsiklaupė Jėzus Kristus ir jisai nuplovė the feet of the sinners. kojas nuodėmingiesiems. And he said, Ir jis pasakė, a student cannot be better than his teacher. kad studentas negali būti geresnis už savo mokytoją. If you become like your teacher, Jeigu tampi toks kaip He tavo said- mokytojas, it's enough. jis sako, tai pakankama. So your leadership, Taigi tavo lyderystė it's not above human being. That you will be a leader above human being. tai yra lyderystė virš žmonių. You have to lead and be a leader upon your own gift. Upon your own gift. Turi būti lyderis ir lyderiauti pagal savo paties dovaną. You have a potential given from heaven in you, latent potential. Tu turi potencialą duotą tau iš dangaus tau. You need to develop it. Ir tau reikia jį išvystyti. Just think about an apple tree. Tiesiog pamastyk apie obelį. In the seed of an apple, Obels sėklelėje there is a tree. yra medis. Do you believe that? Obelis. Do you believe that? Tikit to? In the little seed of the apple, Mažoje sėklytėje there is a tree yra medis visas. and many apple fruits. Ir daug obuolių ant to medžio. And you have the seed, Ir tu turi tą sėklą. and you will become Ir tu tapsi like that apple tree. kaip ta obelis. And you will bear a lot of fruits. Ir tu išauginsi daug vaisių. It's the pleasure of our Father, Tai yra mūsų tėvo malonumas. each one of us, Kiekvienas iš mūsų. that we bear fruits. Kad mes išaugintumėm vaisių. Amen? Amen. Hallelujah. Aleliuja. How do we discover our leadership? Kaip mes atrandame savo lyderystę? We need to discover our leadership Mums reikia atrasti savo lyderystę through the Word of God. per Dievo žodį. We need to eat the Word of God. Mums reikia valgyti Dievo žodį. We need to meditate the Word of God. Mums reikia medituoti Dievo žodyje. We need to spend time in the Word of God. Mums reikia leisti laiką Dievo žodyje. The Word of God is Jesus Christ Himself. Dievo žodis tai yra pats Jėzus Kristus. You read Revelation chapter 19 Skaitant Apreiškimų knygos 19 skyrių, and verse 13, it says the name of the Lord was the Word of God. ir 7 eilutėje sakoma, kad viešpaties vardas buvo The Word of God. The Word of God. His name was the Word of God. viešpaties vardas buvo Dievo žodis. Amen? Amen. So when you read with the Bible, Taigi, kai skaitote Bibliją, you are speaking with Jesus Christ. šnekate su Jėzumi Kristumi. You are meeting Jesus Christ. Susitinkate su Jėzumi Kristumi. His power is going to impact you. Jo jėga įtakos jūs. His power, the word of the power, is going to change you. Jo jėga pakeis jūs. And in John chapter 15, verse 7, Ir Jono Evangelijoje 15 skyriuje 7 eilutėje the word of God says like this: Dievo žodis sako, if my word abide in you, jeigu mano žodis pasiliks jumise and you abide in me, ir jūs pasiliksite manyje, I will abide in you, aš pasiliksiu jumise. and you will ask whatever. Ir ko tik be paprašysite. Say whatsoever with me. Pasakykite tai su manimi, ko tik be paprašysite. Whatsoever. Ko tik And you will be given. jums bus duota. Meditate the word of God. Meditate the word of God. Medituokite Dievo žodyje. And then number 2, Ir numeris 2, you have to pray. jums reikia melstis. Because God says, Nes Dievas sako, through the prayer of the righteous, teisėjo malda, you will do a lot of things. per teisėjo maldą galima daug padaryti. The prayer of the righteous avails a lot. Teisėjo malda daug gali. How do we pray? Kaip mes meldžiamės, We don't speak. mes nekalbame, We don't say what we want. mes nesakome tą, ką mes norime. We speak the word of God. Mes sakome Dievo žodį. If God says you are healed,
Jeigu Dievas pasakė, kad jūs esate You tell išgydytas, him, I'm healed. jūs jam sakote, aš esu išgydytas. You have the authority. Jūs turite tą valdžią And he has the power. ir jis turi tą jėgą. Amen? Amen. You have to speak the word of God. Jums reikia kalbėti Dievo žodį. Don't come with your own words. Neateikite į maldą su savo pačių žodžiais. Don't come with your problems to God. Neateikite pas Dievą su savo problemomis. Come with the solution. Ateikite su išeitim. Come with the solution. Ateikite su išeitim. There is a solution Yra išeitis in the word of God. Dievo žodėje. Amen? Amen. Then you speak his word. Taigi šnekėkite jo žodį. When you speak his word on earth, Kai jūs šnekėsite jo žodį žemėje, heaven will work. suveiks dangus, atsivers dangus. He says, if you pray according my words, Jis sako, jeigu jūs melsitės pagal mano žodį, believe tikėkite, that you have received it. kad jau gavote. Because the moment you stop praying, Nes tas momentas, kai nustojate melstis, with the line of God's purpose, with the line of his will, according to his kai nustojate melstis pagal jo valią, heaven cannot do anything. dangus nebegalioja, jis negali nieko padaryti. Amen? Amen. So stop speaking about your problem. Taigi liaukitės šnekėti apie savo problemas. That is not the language of your kingdom. Tai nėra jūsų karalystės kalba. God doesn't understand other language. Dievas to nesupranta kaip kalbos. You must come with his word. Turi ateiti su jo žodžiu. When you speak, Kai šneki, heaven works. atsiveria ir suveikia dangus. Prayer is Malda yra earthly license žemiška licencija, that gives permission kuri suteikia leidimą heaven to impact the earth. dangui įtakoti žemę. Hello. Alio, Are you tired? ar jūs pavargę? I am not tired. Aš nepavargus. Hallelujah. Hallelujah. And I will give you some points. Ir pasakysiu keletą punktų. How would you be a leader? Kaip jums būti lyderiu? You read the word of God. Skaityti Dievo žodį, You pray according to the word of God. melstis pagal Dievo žodį. When you pray according to the word of God, Kai meldžiatės palei Dievo žodį, God is going to reveal to you. Dievas jums atsivers, apsireikš. God is going to show up. Jis pasirodys jums. And you will get vision. Ir jūs gausite viziją. Hello. Alio, You will get a vision. gausite viziją. If you have a vision, Jeigu turėsite viziją, then the whole heaven is going to be on your side. tai tuomet visas dangus bus jūsų pusėje. You are going to have the provision. Jūs turėsite aprūpinimą. When you have vision, Kai tavo vizija, when you saw that you are going to do something, kai tu pamatai, kad kažką padarysi, you must have a passion to it. tam dalykui turi turėti aistrą. You must have a passion. You must love it. Turi turėti aistrą, turi mylėti tai. You are like a pregnant with a vision of God. Tu esi tarsi neščia su vizija į Dievą. You have to love the baby vision. Tu turi mylėti tą savo vizijos kūdikį. After you have the passion, Kai turėsi aistrą and God is going to give you principles. ir Dievas tau duos principus, He is going to give you principles according to the guidance of His Spirit. jis tau duos principus palei jo dvasios vedimą. Write your vision. Užsirašykite savo viziją. Maybe a vision that you are going to be in the kitchen. In the kitchen. You will serve in the kitchen. Galbūt tai bus vizija, kad tu tarnausi virtuvėje. That's what you are going to do. Tai bus, ką tau reiks daryti. It's equal like the one who is preaching. Tai yra lygiavertiška su to žmogaus vizija, kuris It's pamokslauja. equal like the apostle or the pastor. Tai yra lygiavertiška su apaštalo vizija ar pastoriaus. The reward is equal. Tai yra lygiavertiška. Maybe you are going to clean. Galbūt tu būsi valytojas Or maybe you are going to receive guests. arba priiminėsi svečius. Maybe you are a singer. Galbūt būsi šlovintojas. Maybe you are a businesswoman. Galbūt Or man. būsi verslininkas. Whatever God gives you, Ką tik tai Dievas tau duos, He is going to give you principles how to apply it.
Jis tau kartu duos ir principus, kaip tai įgyvendinti. Write the principles. Užsirašykite tos principus. Don't copy any principles from others. Nekopijuokite iš kitų tų principų. It will not work on you. Tau tai nesuveiks. He will give you the principles. Jis tau duos tos principus. And after that, Ir po to pray melskis, for people to come, kad žmonės ateitų, people to join you kad žmonės prisijungtų in prie the tavęs. same area. Toje pačioje sferoje. You know, in the kitchen, Žinot, mokyme, it's a big ministry. Yeah, virtuvėje tai yra didelis tarnavimas. it's a great ministry. Tai yra šaunus tarnavimas. There are people who have got these gifts, Yra žmonių, kurie turi tą dovaną. and you gather them together. Ir jūs surenkate juos kartu. Do it in the same manner. Padarykite tai tuo pačiu būdu. Whatsoever gift you have, Kokią tik beturėtumėte dovaną, try to pray to God to give you the same people. The same people who have the same vision. melskitės, kad jums duotų Dievas tos pačius žmonės su ta pačia vizija. And you disciple them. Ir jūs mokintumėte juos, You inspire them įkvėptumėte juos with the vision of heaven. su dangaus vizija. I believe this is what the minister of God is doing now. Aš tikiu, va, tai yra, ką Dievo tarnas daro dabar. If you have a vision, Jeigu turite viziją, those who have vision, tie, kas turi viziją, they cannot wait. Then they cannot wait. They just jie start. negali laukti, jie tiesiog ima ir daro. They know God is with them. Jie žino, kad Dievas yra su jais. Whatever they do it for God. Kad ir ką jie bedarytų, jie daro dėl Dievo. They have to be businessmen and women on earth. Jie turi būti verslininkai čia žemėje. You have to find your talents. Jūs turite išsiaiškinti savo talentus. Each one of you have a leadership and a gift. Kiekvienas iš jūsų turite lyderystę ir dovaną. That is your talent. Tai ir yra jūsų talentas. None of us born on earth with empty hand. Nei vienas negimėme čia žemėje su tuščiomis rankomis. We are a wonderful gift that God gives us. Mes esame nuostabi dovana, kurią mums patiems padovanojo And our Dievas. gift is to serve people Ir mūsų dovana yra tarnauti žmonėms and spread His kingdom. ir plėsti jo karalystę. Inspire the people. Įkvėpkite žmonės. Pray with them. Melskitės kartu su jais. Impact them. Įtakokite juos. Love them. Mylėkite juos. Share together. Kartu dalinkitės. Worship together. Šlovinkite Pray kartu. together. Melskitės kartu. It's not only cooking, coffee and tea. No. Tai nėra vien tik tai maisto gaminimas, You kava ir have to arbata. pray. Jūs turit melstis. Pray, pray, pray. Melstis. And then pray upon the food, Ir tada melstis už maistą. upon the tea and coffee. Už kavą ir arbatą. The power of God will impact it. Ir Dievo jėga įtakos tai. In the kitchen, you are going to be manifested with wonders and miracles. Virtuvėje tu būsi pateptas stebuklais. That's what Stephanos did. Tai būtent ir padarė Stefanus. The ministry of Stephanos was in the kitchen. In the kitchen. Stefanus, Stephanos. Stepono tarnystė buvo virtuvėje. Read in what you call this, Acts 6 and 7. Paskaitykite Apaštalų darbuose 6-7, Mighty miracles and wonders was following his ministry. kad didžiuliai darbai ir stebuklai buvo daromi jo tarnavimuose. If you are a nurse, miracles will follow you in the hospital. Jeigu tu esi sese, jeigu tu dirbi seselė, tave seks stebuklai ligoninėje. Wherever you are, the kingdom is going to accompany. Kad ir kur tu bebūtum, karalystė dangaus bus kartu su tavimi. And miracles are going to happen. Ir vyks stebuklai. People are going to come to you. Žmonės ateis pas tave. It is your fruit that attract people. Tai yra tavo vaisiai, kas trauks žmonės. If the apple tree, Kaip obelis. it is just mature, Jeigu jinai yra subrendusi, everybody goes to the apple tree. visi eina prie tos obels. It is the fruit that attracts the people. Tai yra tie vaisiai, kurie traukia žmonės. When the fruit is finished, Kai vaisiai pasibaigia, nobody looks at the tree. niekam nebeįdomi tavo obelis. It is your fruit that will attract people. Tai yra tavo vaisiai, kurie trauks Your žmonės. fruit is necessary. Tavo vaisiai yra būtini. If you are faithful in the little one, Jeigu esi ištikimas mažose, God is going to elevate you.
Dievas kels tave. Don't come to this church to please him. Neteikite šitą bažnyčią, kad pamalonintumėt jį. He is not Jesus. Jis ne Jėzus. Jesus is here in him. Jėzus yra čia jame. Whatever you do it for Jesus. Kad ir ką jūs bedarytumėt, darykite vardan Jėzaus. And your reward will be great. Ir atlygis bus nuostabus. Whatever you do, Kad ir ką bedarytumėt, you are going to impact people. jūs įtakosite žmonės. Many people will come Daug žmonių ateis. and they will join you. Ir jie prisijungs prie jūsų. And God is going to elevate you. Ir Dievas iškels jūs. And you have to have patience. Ir turite turėti kantrybę. You know, when you have an apple tree, Žinote, kai turime obelį, the seed of apple tree, obels sėklą. it needs a place to just grave it, to sow it. Reikia rasti vietą, kad ją pasodintumėm. It needs environment. Jai reikia tinkamos aplinkos. You need a church. Jums reikia bažnyčios. Any seed Bet kokia sėkla, that you want to sow it, kurią jūs norite pasėti, first it must die. visų pirma, ji turi mirti. It must be under the ground. Jis turi būti užkasta po žemę. And then the power of resurrection comes. Ir tada prisikėlimo jėga ateina. The power of resurrection Prisikėlimo gale. has the power to penetrate through the dry land Tai ta jėga, kuri leidžia prasiskverbti kiaurai per žemę. and becomes a big tree. Ir tampa didžiuliu medžiu. It needs nutrition. Jam reikia maistingųjų medžiagų. It needs good food. Jam reikia gero maisto. And it needs time. Ir jam reikia laiko. Hello. Alio, When you receive Jesus Christ, kai jūs priimate Jėzų Kristų, I know you are in love with Jesus. aš žinau, kad jūs esate įsimylėję į Jėzų. Don't be in hurry to do things. Neskubėkite daryti dalykus. Learn to be. Leiskite jiems vykti. To be like Mary. Mary, the sister of Martha. Mary. Būkite kaip Martos sesuo Marija. Stay with Jesus. Būkite kartu su Jėzumi. Come to the church. Ateikite į bažnyčią. Be planted. Būkite pasodinti. Give your time. Skirkite savo laiko. Give your heart. Atiduokite savo širdį. Give your energy. Atiduokite savo energiją. Don't want to be seen. Don't be somebody to see you. Nenorėkite, kad jūs kažkas matytų kaip kažko. Whatever you do it in the hidden. Kad ir ką bedarytumėte, darykite tai slapčiomis. He is there. He is watching. Jis matys. Don't come with wrong motive. Neteikite su neteisingais motyvais, neteisingų nusiteikimu. Don't come to the church to find a girlfriend. Neteikite į bažnyčią tam, kad susirastumėte antrą pusę. Don't come to the church to find a boyfriend. Kad susirastumėte merginą arba vaikiną. It's wrong motive. Tai negeras motyvas. Don't come here to benefit. Neteikite čia tam, kad pasimtumėte kažkokios naudos savo. Come here to meet Jesus. Ateikite čia, kad susitiktumėte su Jėzumi. Seek his kingdom and his righteousness first. Siekite jo karalystės ir jo teisumo visų pirma. Seek him first. Siekite jo visų pirma. Everything what you do it for him. Visą, ką jūs darote, darykite dėl jo. Everything what you give it for him. Visą, ką jūs duodate, duokite dėl jo. And then he is going to teach you. Ir tuomet jis jūs mokys. The preaching that you are getting from your pastor and from others. Tas mokymas, kurį jūs gaunate iš savo pastoriaus ir iš kitų, It's a good nutrition. tai yra geras maistas. It's food. Tai maistas. And you need time. Ir jums reikia laiko. You need time to grow. Jums reikia laiko, kad užaugtumėt. You need time to blossom. Jums reikia laiko, kad pražystumėt. Do not do anything to be praised by people. Nedarykite nieko, kad būtumėte garbinami žmonių. Do what you do in front of him. Darykite tai, ką darote dėl jo priešais jį. Everything what you have done it in the hidden, Visa, ką padarėte slaptoje, in right time, tinkamu metu, he is going to elevate you. jis jūs iškels. Many are disappointed because the pastors, they don't give them position.
Many Christians become disappointed because the pastors doesn't give them position, titles. Daugelis krikščionių tampa nusivylę, kai pastoriai jiems nesuteikia kažkokių tai pozicijų, titulų pripažinimo. That's a wrong motive. Tai yra neteisingiausias motyvas. If you are faithful, Jeigu esate tikintis, Jesus ištikimi, says, Jėzus sako, if I open the door for you, jei aš jums atveriu duris, no one can close it. niekas negali jų No uždaryti. pastor, Joks pastorius, no leader, joks lyderis, no one. niekas. You will be elevated. Jūs būsite iškelti. Don't do just pastor to see you and say to you, oh, you are good. Nedarykite kažką dėl to, kad pastorius jums patapšnuotų per petį, sakydamas, va, tu gerai padarai. The pastor of pastors, Jesus Christ, is here. Pastoriaus pastorius Jėzus Kristus yra čia. He is the one who died for you. Jis yra tas, kuris už tave He is numirė. the one who created for you. Jis yra tas, kuris kūrė dėl He tavęs. is the one who is providing everything for you. Jis yra tas, kuris viską tavo parūpina. He is the one who is going to come and take you. Jis yra tas, kuris ateis ir tave pasims. And God is going to give you potential. Ir Dievas tau duos potencialą. God is going to send people with different creativity Dievas pasiūs žmonės su skirtingais kūrybiniais gebėjimais through your prayers. per tavo maldas. When you got these potentials, Kai tu turi šitą potencialą, lift them up before the Lord. iškelk jį priešais viešpatį. Pray for them. Melskis už tai. Pray for the people. Melskis už to žmonės. Watch like good shepherds. Stebėk kaip geras ganytojas. Fight for them in the spiritual realm. Kovok už juos dvasinėje sferoje. For our struggle is not in the flesh and blood. Nes mūsų kova ir sunkumai yra ne kūne ir kraujyje. Our struggle is in the heavenly realm with the devil and demons. Mūsų kova ir sunkumai yra dvasinėme pasaulyje su šėtonu ir velniais. When you have the potentials, the people, Kai tu turi potencialą su žmonėmis, in the environment of love, meilės aplinkoje, then there will be fruits. tuomet bus vaisių, There will be products. bus produktų, You will be faithful before God and before people. būsi ištikimas prieš Dievą ir ištikimas prieš And žmonės. God is going to expand your vision, your everything. Ir Dievas toliau plės tavo viziją ir visą kitą. And God is going to send you even to other nations. Ir Dievas tave siūs taipogi į kitas misijas. Don't die with your vision. Nemirkite su savo vizija. Empty your vision. Ištuštinkite savo viziją. Empty your potential here on earth. Ištuštinkite savo potencialą čia žemėje. You have to say when you just move to heaven, Kad galėtumėte pasakyti, kai tik tai atsidursite danguje. I finished my, what do you call it? I finished my race, yes. I finished my race. Kad kai tik atsidursite danguje, galėtumėte pasakyti, aš užbaigiau savo lenktynės. I have done what you have called me to do on earth. Aš atlikau tai, kam tu mane pašaukiai, ko tu mane pašaukiai būti žemėje. Now I am going to be crowned by the crown of glory. Dabar mane karūnuos šlovės karūna. Don't look at each one another. Nežiūrėk į nieką kitą. Don't compare yourself with one another. Nesilyginkite vieni su kitais. You cannot be like the other one. Tu negali būti kaip kažkas kitas. You have to be yourself. Tu turi būti savimi. You have to develop your gift. Tu turi išvystyti savo dovaną. And you have to offer your gift. Ir turi pasiūlyti, pateikti savo You dovaną. are a leader in your gift. Tu esi lyderis savo dovanoje. This house is your home. Šitie namai yra tavo namai. This is the temple of the Holy Spirit. Tai yra šventosios dvasios šventikla. And God is going to do all good things Ir Dievas čia darys visus gerus darbus. through you. Per tave. In Jesus' name. Jėzaus vardu. And everybody said, Ir visi pasakė, Amen. amen. Let us stand up. Atsistokime. Hallelujah. Aleliuja. God is very serious. Dievas yra labai rimtas. He's serious with your life. Jis rimtas su jūsų gyvenimu. He needs you. He needs
He needs. Jam reikia tavęs. He needs your body. Jam reikia tavo kūno. He wants to dwell in your body. Jis nori būti, veikti tavo kūne. He wants you to be here on earth. Jis nori, kad tu būtum čia žemėje. If you die, Jeigu tu mirsi, then God doesn't have place to stay. tada Dievui nebelieka vietos, kur būti. And you cannot do anything in heaven. Ir danguje būdamas tu nieko negali daryti. You have to live long life. Turi gyventi ilgą gyvenimą. That's why God prepared a program of healing. Todėl Dievas ir paruošė gydymo programą. He wants to heal you. Jis nori išgydyti tave. God hates sickness. Dievas nekenčia ligų. God hates depression. Dievas nekenčia depresijos. God hates all kind of pain. Dievas nekenčia jokio skausmo. When you cry, He cries with you. Kai tu verki, jis kartu su tavim verkia. When you are sick, He becomes sick with you. Kai tu sergi, jis serga kartu su tavimi. When you become in bondage by ignorance or by disobedience, Kai tu tampi supančiotas ignorancijos arba nepaklusnumo, He become bounded with you. jis tampa supančiotas taipogi kartu su tavimi. That's why He says, Todėl jisai sako, You did not visit me when I was sick. tu neaplankei manęs, kai aš sirgau. He did not share with me when I was hungry. Tu nepasidalinai maistu su manimi, kai aš alkau. He says, He did not comfort me. He did not visit me. Tu nelankei manęs. Because when we are sick, He becomes sick. Nes kai mes sergame, jisai irgi serga. Everything what we do to people, we do it to Jesus. Visa, ką mes darome kitiems žmonėms, mes darome Jėzui. He is here for us, waiting to speak according His will, so that we will be healed. Jis čia mūsų laukia, kad mes šnekėtumėme jo valia, kad jis galėtų būti mumise. What you say, it becomes in your life. Tai, kad tu išsakai, tai tampa tavo gyvenime. Tai Because įvyksta. you are authority on earth. Nes tu turi valdžią žemėje. Even if you speak negative thing, Net jeigu ir šneki negatyvius dalykus. the devil uses it. Šėtonas tai naudoja. If you say, I am sick, Jeigu sakai, aš sergu, you become sick. tu susergi. It is the devil who wants you to say that you are sick. Tai šėtonas nori, kad tu pasakytum, kad tu sergi. You must know the will of God. Turite žinoti Dievo valią. He says that you are healed through my wounds. Jis sako, kad tu esi išgydytas per mano žaizdas. When the devil comes just to put his sickness on you, Kai velnias ateina, kad susargdintų jūs, the Bible says resist him. Biblija sako, priešinkitės tam. Say no. Sakykit, ne, No, I don't have place for you. tau nėra vietos čia. I am not for you. Aš tau nesikirtas. You are knocking a wrong door. Į netinkamas duris beldėsi. Get behind me. Pasitrauk už manęs. I am healed by the wound of my Jesus Christ. I am healed through the wound of. Aš išgydytas Jėzaus Kristaus žaizdomis. Hello. Alio, All the negative feelings, visi negatyvūs jausmai. it's not from God. Tai ne iš Dievo, It's from the devil. tai iš velnio. And the devil comes Ir velnias ateina, when he touches you. kai jis priliečia tave, You feel his depression. tu pajauti jo depresiją, You feel his fear. tu pajauti jo baimę, Because he is very fearful. nes jis labai baisus, The devil gąsdinantis. doesn't have any power. Velnias neturi jokių galių. The power is given to you. Galia ir jėga tau duota yra. So he waits you that you speak what he wants you to speak. Todėl jis laukia, kol tu prašnekėsi tai, kai jis nori, kad tu prašnekėtum. When you say I am depressed, Kai tu pasakai, kad aš depresuoju, then you confirm for him. tada tu pasirašai jam. Then you become depressed. Tada ir tampi depresuojantis. The power of death and life is in your tongue. Mirties ir gyvenimo gale yra ties tavo liežuvio galu. Whatever you speak, it becomes. Visa, ką tu išsakai, taip ir įvyksta. That's why we need to have the Bible. Todėl mums reikia Biblijos. That's why we need to have the Word of God. Todėl mums reikia turėti Dievo žodį. So tonight, Taigi šiąnakt we will all repent. mes visi atgailausime.
of what we have spoken. Dėl to, ką mes pasakėme kažkada. What we have spoken, it is hurting us. Tai, ką mes šnekėjome, kas mus pačius skaudino. Because of lack of knowledge, perish my people. Nes dėl trūkumo žinių mano žmonės pražūsta. You didn't know the sickness is coming from the devil. Jeigu nežinojai, kad liga ateina iš velnio, You believed that it came just from anywhere. jeigu manei, kad tai šiaip tiesiog iš kažkur atėjo, And many of you says, I have cancer. o kai kurie iš jūsų sako, man vėžys. Who told you to have cancer? Kas tau pasakė, kad tau vėžys? Did God say? Dievas pasakė? He did not say. Jis nepasakė. It's the devil. Tai velnias pasakė. You are owning your sickness. Tu turi savo ligą, Don't own your sickness. neturėk jos. It's not your sickness. Tai ne tavo liga. It belongs to the devil. Ji priklauso velniui. You should say, I'm not sick. Tu turi sakyti, aš nesergu. That is the truth. Tai yra tiesa. And the truth will set you free. Ir tiesa išlaisvins That tave. is the truth. Tai yra tiesa. The price is paid. Kaina jau sumokėta. You are forgiven. Tau jau atleista. Don't say I'm a sinner. Nesakyk, aš nuodėmingasis. You are not a sinner. Tu nenuodėmingas. You have become righteous. Tu tapai teisusis. You have to repent. Tu turi atgailauti. Repent. Atgailauti. Repent is just turning from your own habit and your own knowledge to the word of God. Atgailavimas tai yra tiesiog ėjimas iš savo senų įpročių į Dievo žodį. And God is faithful to forgive us. Ir Dievas yra ištikimas, kad mums atleistų. And after he forgives us, he is faithful to deliver us from all unrighteous things. Ir kai jis mums atleidžia, jis yra ištikimas, kad mus aprūpintų visais gerais dalykais. Don't say, God bless me. Nesakyk, Dieve, palaimink mane. Say, thank you, God, I'm blessed. Sakyk, ačiū Dieve, aš palaimintas. Don't say, God, heal me. Nesakyk, Dieve, išgydyk mane. Say, thank you, God, I'm healed. Sakyk, ačiū Dieve, aš išgydytas. Hallelujah. Aleliuja. Woohoo! We are going to continue tomorrow, Ir rytoj mes pratęsime, but now bet dabar rise up pakilkime in your inside. In your inside. Savo viduje. You have the power of resurrection. Turite prisikėlimo jėgą. Let him rise up. Leiskite ją iškilti. Say no to any kind of sickness, weakness, pain, all kind of circumstance. Pasakykite ne bet kokiai silpnybei, bet kokiai lygai, bet kokiam skausmui, bet kokiom negatyviom aplinkybėm. Call the devil Pašaukite velnę. to collect all his garbage. Collect all his garbage. Kad jis susirinktų visas savo šiukšles And take all the garbage. ir išsineštų jas lauk. And you have to say, Ir jūs turite I'm pasakyti, free! aš laisvas! Free! Laisvas! Free, free! Laisvas! The Lord has made me free. Viešpats padarė mane laisvu. Free, free. Laisvu, laisvu. I am free. Aš esu laisvas. Because the Lord has made me free. Nes viešpats mane tokiu Then I padarė. will dance. Tada aš šoksiu. Then I will jump. Tada aš šokinėsiu. Then I will enjoy life. Tada aš mėgausiuosi Get gyvenimu. out of religion. Išlyskite iš tos religijos. Get out of religion. Išeikite iš religijos. Religion will make you to be comforted in your discomfort. Religija privers tave jaustis komfortiškai, būnant diskomforte. Get out from religion. Išeikite iš religijos. Get out from the system of this world. Išeikite iš šito pasaulio sistemos. Enjoy your freedom. Mėgaukite savo laisvę. Be the woman and man of God. Būkite moteris, Dievo moteris ir vyrai. And change the circumstance of your nation. Ir pakeiskite savo tautos aplinkybės. You have the power to change the nation Jūs turite tą jėgą, kad pakeistumėte savo of the tautą. world. To change the nations of the world. Kad pakeistumėte pasaulyje tautas. Say, I have the power. Sakykite, aš turiu jėgą. I have the potential Aš turiu potencialą, to change my nation kad pakeiščiau savo tautas and the nations of the world. ir pasaulio tautas. Because it's written,
Nes yra parašyta, the one who is in me tas, kas yra manyje, is greater than the one in the world. yra didesnis negu tas, kuris yra pasaulyje. I am more than conqueror. Aš esu daugiau negu užkariautojas. I am more than a winner. Aš esu daugiau nei nugalėtojas. Hallelujah. Aleliuja. Now, I want you to put your hands upon your head Dabar noriu, kad užsidėtumėt ranką savo ant galvos and use your authority. ir naudotumėt savo valdžią. Go against anything that is not in line with God. Eikite prieš visą, kas nesilygiuoja su Dievo valia ir Dievo žodžiu. And say, I don't want it. Ir sakykit, aš to nenoriu. In Jesus' name. Jėzaus vardu. In Jesus' name. Jėzaus vardu. I break the power of all evil things upon the people of God. Aš meldžiuosi, kad pasišalintų visi blogi dalykai Dievo valia. In the name of Jesus. Jėzaus vardu. I uproot everything what the devil has been sowing in your life. Aš išraunu visą, ką velnias pasėjo jūsų gyvenimuose. In Jesus' name. Jėzaus vardu. I am tearing down all the monsters of this world Aš sudraskau visus monstrus šio pasaulio. and the stronghold Ir visas tvirtovės. of sickness, Visas lygų Of tvirtovės. pain. Skausmo. of addiction, Prisirišimo. of Priklausomybės. unclean spirits, unclean spirits, Visų blogųjų dvasių. sexual immorality, Seksualaus įmoralumo. and the curse, Ir prakeikimo. generational curse, Prakeikimo kartose. national curse. Tautų prakeikimo. In the name of Jesus, Jėzaus vardu. I'm breaking it tonight. Viską sudaužau šiandien. In Jesus' name, Jėzaus vardu. get off your dirty hand Patrauk savo purvinas rankas. and leave the people of God. Ir palik ramybėje Dievo žmonės. I am seeing that tumors are being healed. Aš matau, kad išgydomi augliai. I am seeing kidney problem is healed tonight. Matau, kad kepenų problemos yra išgydomos. I am seeing marriages are healed tonight. Matau, kad santokos yra išgydomos šiąnakt. I am seeing that heart problem is healed tonight. Matau, kad širdies lygos yra išgydomos šiąnakt. I am seeing the power of depression is broken. Matau, kad depresijos galia yra sudaužoma. The power of rejection is broken. Atstumimo galia yra sudaužoma. In Jesus' name, Jėzaus vardu. I claim your right. Aš pasiimu savo teisę. Be healed Būti išgydytam. in the name of Jesus. Jėzaus vardu. Be delivered. Be delivered Būti prisotintam. from all the assaults of the demonic power. Būti išlaisvintam iš visų demoniškų jėgų. Devil and your demons, I break your power tonight Šėtonė ir demonai, aš sudaužau jūsų jėgas šiąnakt. and get away. Ir pasitraukit nuo Get manęs. away from the people of God, Pasitraukit nuo Dievo from žmonių. their economy Nuo jų finansų, and from their family, nuo jų šeimos, from their children, nuo jų vaikų, from their family members. nuo jų šeimos narių. In Jesus' name, Jėzaus vardu. may the people of God be blessed. Tegu būna palaiminti Dievo žmonės. May the power of God fill the house of God. Tegu Dievo jėga pripildo šios Dievo namus. May the joy of the Lord just fill everyone here. Tegu Dievo džiaugsmas pripildo kiekvieną čia In esantį. Jesus' name. Jėzaus vardu.